Opa! Reikia pajaust pasistatymą. Jo. Tai reikia matyti kažką, nieko nematau. Iš balsą girdžiu, kad baisu biškį. O jo, čia gal baisiausia, kur esame važiavę. Jo. Okay. Į čia, parskendant į padangas, jau čia pasistatai, pareini. Kai tu jau beveik priekį į mus žiūrėjai čia prie tvaros, man nepatiko tavo priekinio dešinio rato dar, bet turbūt čia vairas buvo, ne? Ieškojimas sukibimo. Aš klylau ir kažkaip, atrodo, priekis biškį bėgtelėjo, ar kas? Bet ta mano linija buvo visiškai netinkama, aš tiesą liniją. Aš mačiau, kad truputėlį. Tai va, tai gerai. Šito ir norėjau, ar tavo korekcija, ar mašinos. Tai viskas tvarkoj, sukibimas, ką jauti? Nu, mažokai, bet gal pradžiai gerai. Davai. Važiuok dar, žiūrim. Oi, labai sunkus rytas Rygoje. Šį kartą mūsų Ryga nepasitinka taip, kaip norėjom. Tai trasa, kurios labai ilgai laukiu ir tikrai norėjau jos suvažiuoti. Ir pirmosios rimtos automobilio techninės problemos. Sulaužėm reduktoriaus flanšą, prie kurio sukasi pusašis. Galvojau, kad sulaužiau pusašį, bet truputį sudėtingiau. Flanšą turim, flanšas namie neįsidėjom, per klaidą įsidėjom ne tokį. Na ir prasidėjo bėdų lavina. Bet komanda greitai sutaisėm, radom sprendimą, ačiū BMW fanam, kurie paskolino atsarginių dalių. Ir dabar pirmieji ratai, bandau suvokti, kas vyksta. Per kompą žaidžiant daug lengviau, visiškai nesuprantu pasistatymo greičio. Tikrai reikia atskusti su pasitikėjimu, aklas posūkis, labai greitas posūkis. Tai tikrai širpi trasa, kaip ir suvokiu, ką reikia daryti, bet klaidos kiša koją. Bandom susistiguoti automobilį, kad važiuotų taip, kaip aš įsivaizduoju, kad noriu ir bandau iš pirmoje vietoje gal aš suvokti, kaip čia reikia važiuoti, kokį greitį pasirinkti ir kaip neįsitaškyti. Tai kas tikrai pasisekė, tai pirmi ratai yra gerokai saugesni. Pirmas saugus ratas retai man pavyksta, tai kol kas automobilis veikas, apart mažo mechaninio gedimo, kuris biškį kišo koją. Tai va, lekiam, linksminamės.
vieną sugrūdau, nepataikau greičių. Apart to, šiaip viskas gerai, viskas smagu. So next one up is Oskaras Juodis from Lithuania. Gan smuki zīmēm šobrīd trasi lietuvietis, ļoti plašā trajektorijā, jāmēģina noturēties un ļoti plašā aizslīd, bet izdodās susīt pa sajūgu un labi nobrauc līdz galam. That was a great run by Oskaras Juodis. I think one of the best we have seen today. Turim pirmą kvalifikacijos važiavimą ir nustebinsiu, ne nulis. Gavome, jei neklystu, 53 taškus. Truputį susirinkau kerbus, kur nereikėjo ir pirmo klipo nesurinkau taip, kaip norėjau. Nemeluosiu, čia yra viena baisiausių trasų, kurioje esu važiavęs aplamai gyvenime. Kodėl taip yra? Važiuojam realiai kačerginiais greičiais, bet turim 2 kartus siauresnį asfaltą. Tai labai svarbu pataikyti ir tikrai sunku pataikyti. Iš pradžių buvo labai prasta nuotaika, kai pirmo važiavimo tik atsistojau pašildęs padangas prie pirmo treniruočių važiavimo, žalia šviesa ir kažką nusukau gale. Buvo labai apmaudu, nes labai laukiau šito etapo ir žinau, kad turbūt sulaužiau retą dalį. Pusašių turiu, ta dalis, kuri lūžo, šiaip turiu, bet per klaidą atsivežiau ne to dydžio ir netiko tą, kurią turėjau atsarginę. Tai perėjau visus pietus, niekas takų nenaudoja, nes naudoja arba paprastesnės dalis, arba naudoja Winterso reduktorius, lūžo pats planšas ir ten visai kita lyga. Tai kadangi mes per viduriuką ir niekas kitas to nenaudoja, teko ieškoti kompromisų. Tai ačiū BMW fanų komandai, kurie pasiūlė protingą idėją ir padarėm tokį mišinuką. Dabar dešiniai pusė yra M3 pusašis, o kairiai pusė yra 3 dizelio pusašis ir iš principo yra daug mažesnis. Kiek reikia jau atlaikė, nes tikrai gavau treniruočių, atsirado ir nuotaika ir suvažiavau kvalifikaciją. Tai dabar antrą leisiu bachūriškai, visą dieną nepataikau pasistatymo greičio. Dabar kažkaip jaučiu reikia tokį all-iną pavaryti. Tai žiūrim, tikiuosi nemirsiu ir tikiuosi gausim normaliai balų. Važiuojam. So next one up, Lithuanian Oskaras Juodis. And here comes the Lithuanian. Nice run up until this point. The first one was nice as well. Missing a bit of that outside zone. Coming in really hot, really wide, and oh, that's unfortunately a mistake there by Oskaras Juodis. Nu, diemžēl pieļauj kļūdu priekšpēdējā pagriezienā. Šiaip, taip išgyvenom kvalifikaciją. Taškų nebuvo daug, gavau nuobaudų, sakykime, baudų už kerbų lipimą. Tai pirmo ranui važiavau 53 taškus ir su jais užteko praeit kvalą. Ten visiškai galą esu 22 vietoj, bet rytoj važiuosim. Tai svarbiausia, pasivažinėjom tikrai labai gerai ir tikrai buvo verta ilgai laukti tos trasos, nes nerealu, atvažiuoji kosminių greičių, nematai kur statysiesi, nematai net asfalto, nes yra toks mini kalniukas, žodžiu, visiškai klai atlėki ir arba pataikiai, arba nepataikiai. Antro kvalos ranų paršutinau tikrai baisiai, manau būtų buvęs jau nulis už žvyro pakelimą, tačiau dar vidiniam klipą gale trasos kažkas atsitiko automobiliui, aš nežinau, reikėtų pažiūrėti dabar onboardas iš kamerų nesimato, ar ten aš kažkokią klaidą padariau, bet man toks jausmas buvo, kad aš padariau viską kaip reikėjo, numušiau 5 bėgį, net pasižiūrėjau vizualiai, buvo 5 bėgis, tai aš važiuoju visą trasą 6 ir tada numetu į 5. Numečiau 5, atleidau sankabą, gazo dėjau, mašina tikrai neužduso, girdėjau kaip jin apsukos kyla, pradėjau gazuoti ir nieks nesitiko, ratai nesusuko. Tai gali būti kažkas iš dėžesnės sudirbimas, o gali būti, kad, nežinau, koja užmigo ant sankabos, bet nežinau, sunku patikėti. Prisilikiau tiesiojo, mašina viskas veikia, visi bėgiai, viskas gerai, iškart įmečiau 4 ir pradėjau mašiną vėl važiuoti. Nežinau, keistas dalykas, bet ar taip turbūt būčiau gavęs nulį, tikrai per baisiai jau ir sunku pastoviai važiuoti, tikrai nežinau, kas yra, nesuvaldau sukibimo, nes atrodo jau beveik atsiskaičiuoja ir kiekvieną kartą vis kažkaip kitokia tarka gaunasi išslydimo ir manau norėtųsi automobilį, dabar taip galvojant, manau norėčiau jį dar sukabinti, bet bus dar sunkiau įvairuoti, nes atrodo neturiu to tokio išsistūmimo iš kaip šveiti su inercija, žodžiu, ir norėčiau, kad kai paspaudžiu gazą, automobilis labiau į trasos vidų lįstų. Tai atrodo šito biški gal trūksta, bet leidžiant orą, leidžiant slėgį atsiras naujos problemos, tai nelabai kažką gadinsiu. Biški feilas, nepaskaičiavom vieno dalyko.
čia yra padangų krūva. Nepaskaičiau dviejų dalykų. Tai vienas, kad per vieną raną suvažiuosiu padangų komplektą, tai pirmų kvalifikacijos ranų vieną porą, antro ranų būtų taip pat vieną porą, jeigu būtų, viskas suveikia, būčiau užvažiavęs trasą, manau tikrai būčiau pabaigęs tas padangas, tai dabar turi mažai padangų, atrodo viskas skaičiavausi, trenkės, kvalą, plus iki finalo, nors jeigu žvaigždė susidėliotų visiškai tiesiai ir visi oponentai sugestų, ar tiesiog ryt magiškai atsikelčiau, geroj nuotaiko ir viską gerai suvažiuočiau. Tai va taip atsiskaičiau, nepaskaičiau, kad rytoj yra antra treniruočių sesija ir ten dar 1,5 valandos važiavimo ir bus mažiau žmonių, nes jau dalis tiesiog atkrito, sugedo ir taip toliau. Tai turi mažai padangų, nežinau ką darysim, bet viskas bus gerai. Šiaip viskas liuks, nuotaikos geros, nes labai ilgai laukiu šitą trasą važiuoti ir gavau pavažiuoti. Tai tas svarbiausia.
pabaigėm sezoną su trenksmu. Galbūt ne visiškai taip, kaip norėjau, bet realiai gausi geriau, nei galėjom tikėtis. Gavau tikrai normaliai pasivažinėti, praėjom į porinius, poriniuose atsivežinėjom, gavom overtime prieš vietinį Latvijų čempioną, prieš pernai metų čempioną. Tempas jo tikrai netrodė įspūdingas, važiavo daugiau vidutinių greičių, tikrai jaučiausi persvarą toj pusėje, bet pagaliau suvažiavom pirmąją savo automatinę dėžę. Pabaigėm dėžę. Tai buvo negražių momentų tiek lydinant prieš jį pirmojo kovoje. Tiesiog užstrigo dėžė antram bėgį, išvažiavau starto, traukiu į trečią, netiesiog neįkrenta, nežinau, po kokio 5-6 bandymo įkrito į trečią, 4, 5, 6, viskas gerai, važiuojam trasoj. Vidiniam klipė, jei neklystu, 5 bėgys, ten 6-5 permetu, įmetu 5, nėra vėl. Žodžiu, pasibaigė nelyginių bėgių sankaba, užmušėm ją. Buvo ir one more time problemų su ta dėže, yra kaip yra, sezoną atitarnavo, o tas ir svarbiausia, tikrai važiavom daug, važiavom agresyviai, spardėm sankabą, viską darėm, ką įpaėgėm tai. Metus labai užskaitom, išmokom žiauriai daug dalykų, su komanda kartu patobulėjom fenomenaliai, ačiū visiems, kas prisidėjo, visiems, kas buvo ir tiesiog kartu pasiekėm, dagą pasiekėm tai. Pradedam ruoštis kitiem metam, laukia daug pokyčių, bus labai įdomu, tai susitiksim sekančiuose video.